Nuo tos dienos, kai dingo Kasandra, praėjo jau porą tūkstantmečių. Per tiek laiko Darijus jau buvo spėjęs sukaupti didžiulį kalną aukso ir tikrai būtų galėjęs sau leisti kelionę į žvaigždes. Bet dar nebuvo atėję tie didžiųjų technologijų suklestėjimo laikai ir jis tiesiog iš neturėjimo ką veikti toliau kaupė turtus. Kai atėjo tokie laikai, kai banditai sulipę į laivus tapo piratais, Darijus pasielgė taip pat. Pasirodo, piratavimas buvo pats geriausias būdas, norint sukaupti didelius turtus. Savo laivą, kaip ir visus kitus iki tol turėtus laivus, Darijus visada pavadindavo Kasandros vardu. Ir tai buvo legendinis piratų laivas, kuris visada laimėdavo visus mūšius. O jeigu jam prisieidavo atsitraukti, tai tada jo niekas negalėdavo pavyti. Darijus buvo geras kapitonas, tiesiog puikus jūrų mūšių strategas. Su savo įgula jis visada buvo teisingas ir visada jiems sąžiningai padalindavo jų grobio dalį. Ir todėl jie buvo pasiryžę paskui jį eiti iki pasaulio krašto ir už jį kovoti iki paskutiniojo kraujo lašo. Tuo metu karališkuosiuose rūmuose karalius su savo gausia šeima sėdi už ilgo gardėsiais nukrauto pietų stalo ir visi puotauja. Visi jie labai pakilios nuotaikos, nes žino, kad iš tolimo užjūrio krašto į svečius atvyksta seniai nematyta karaliaus sesuo. Atrodo, dar tik vakar jaunoji princesė, ištekėjusi už užjūrio princo, paliko gimtuosius namus. O jau praėjo 10 metų, giliai atsidusęs pasako karalius. Tada jų puotą netikėtai sutrukdo rūmų sargybinis, kuris pas karalių atvedė persigandusi pasiuntinį. Iš baimės perbalusio pasiuntinio veidas rodė, kad žinia, kurią jis turi pranešti, buvo labai bloga. Laiškas buvo nuo karališkojo laivyno admirolo ir tame laiške buvo parašyta, kad jūroje buvo rastas dreifuojantis jo sesers laivas, o tame laive buvę žmonės, taip pat ir karaliaus sesuo su šeima, buvo negailestingai išžudyti. Kadangi laivas buvo visiškai išgrobstytas, tai be abejonės piratų darbas. Kaip jie drįso! Piktai surinka įsiutęs karalius, didžiuliu žieduotu kumščiu, stipriai trenkdamas į stalą. Nuo smūgio išvirsta šalia stovėjusi auksinė taurė ir ant baltos servetėlės išsilieja raudonas vynas. O nuo netikėto triukšmo pabudęs, auklės glėbyje miegojęs karaliaus kūdikis garsiai pravirksta, pertraukdamas įsivyravusią tylą. Ištiktas šoko, karalius spokso į priešais jį gulinčią raudonų vynų sulietą baltą servetėlę ir pasinėręs į transą mato kruvinus artimųjų kūnus. Jis mato plačiaašmeniais kardais niekšiškai užkapotą savo seserį, kuri iš paskutiniųjų savimi bandė uždengti savo vaikus. Tada jam daina, kad jis taip ir nespėjo su jais susipažinti. Tie gyvuliai visiškai suįžūlėjo, sušunka karalius. Maža to, kad jie išdrįso užpulti karališkąjį laivą, kad išdrįso jį apiplėšti, tai dar jie išdrįso nužudyti karališkosios šeimos narius. Šito taip tikrai nepaliksiu, jiems to tikrai neatleisiu. Jau ir taip per ilgai pro pirštus žiūrėjau į jų nevaldomą siautėjimą, bet dabar, kai jie peržengė visas ribas, jiems jau niekas nebepadės. Ir tikrai uosto kekšės nešoks pasidabinusios mano sesers suknelėmis. Rūmuose buvo paskelbtas gedulas ir rūmų koridoriuose aidėjusi balsų šurmulį ir vaikų krykštavimus pakeitė kurtinanti tyla. Tik tylūs, pavieniai šnabždesiai klaidžiojo pakampėmis. Visi dvariškiai šnabždėjosi apie įvykusią tragediją. Jie niekaip negalėjo suvokti, kaip kažkokie bevardžiai praščiokai išdrįso nužudyti karališkojo kraujo asmenis. O labiausiai visus dvariškius domino, kur dingo jų karalius. Tuo metu karalius jau kelios dienos, kai buvo užsidaręs karinio strategavimo salėje. Jis kartu su patarėjais kūrė piratų sunaikinimo planą. Jis
Diena iš dienos be atokvėpio tyrinėjo jūrų žemėlapius, vis bandydamas sukurti tinkamiausią strategiją. Bet tinkama mintis jo vis neaplankė. Galiausiai jis, nuo visko pervargęs, bepasiduodamas, beviltiškai pasako, ką aš galiu padaryti. Su piratais kovojo ir mano tėvas, taip pat kaip ir jo tėvas, tikriausiai kaip ir jo tėvo tėvas. Bet piratai tiesiog kaip žiurkės, jie paprasčiausiai nesunaikinami. Kad ir kiek jų laivų benuskandintum, kažkas iš jų vis tiek išgyvena. Tada pabėgę, surenka naujas įgulas, užgrobia naujus laivus ir iškėlę juodas vėliavas su sukryžiuotais kaulais, toliau siautėja jūroje. O tada jis praregėjo. Keista, kaip jis anksčiau apie tai nepagalvojo. Juk atsakymas visą laiką buvo prieš akis. Ir kaip to nepastebėjo jo tėvas ar senelis, juk problemos sprendimas tiesiog badyte badė akis. Norint įgyvendinti tą planą, reikės daug resursų, daug daugiau, nei jis gali sau leisti. Bet jeigu kaimyninių karalysčių valdovai prisidėtų, tai turėtų visko užtekti. Aišku, reikės labai pasistengti, kad juos įtikinti. Bet piratai ir jiems jau seniai neduoda ramybės. Tai gal jie ir sutiks paskolinti laivų ir karių. O kad juos lengviau įtikinti, reikia surengti apčiuopiamą demonstraciją. Reikia pastatyti didelį maketą, kad visiems tikrai viskas būtų kuo aiškiau. Visiems karalystės meistrams, juvelyrams, dailininkams ir laikrodininkams buvo įsakyta pagaminti tikrovišką žemėlapio maketą, o iš dvarininkų vaikų buvo laikinai surinkti visi žaisliniai kareivėliai, laiveliai ir puškos. Meistrai be atokvėpio triūsė dieną ir naktį. Pagaliau maketas buvo užbaigtas ir demonstracijai buvo pasiruošta. Tada buvo sukviesti visų kaimyninių žemių valdovai. Susirinkus svečiams iš pradžių buvo pakelta karališka puota, o kitą dieną, kai karalių žmonos ir vaikai kartu linksmai leido laiką, žemėlapių salėje įvyko uždaras valdovų susirinkimas. Tada karalius svečiams pasako, aš ketinu kartą ir visiems laikams išnaikinti visus šiuos kraštus siaubiančius piratus. Tokie karaliaus žodžiai visus truputėlį nustebino, o vienas iš jų juokdamasis pasako, brangus kaimyne, prašau neįsižeisk, bet tu bandai iššokti aukščiau galvos. Piratai nesunaikinami, jie kaip stichija, kaip blogas kvapas iš burnos, jie kaip uraganas, kaip skeriai. Jie visą laiką buvo ir bus. Tai neišvengiamas blogis, kurį tiesiog tenka priimti. Prašau visus prieiti arčiau prie maketo, pasako karalius, ir pasitelkęs žaislinius laivelius ir kareivėlius, pradeda dėstyti savo genialųjį planą. Visų pirma, mūsų visų jungtinis laivynas, skersai ir išilgai, šukuodamas jūrą, pradės naikinti visų piratų laivus. Tuo tarpu piratai, tik išvydę mūsų gausų laivyną ir supratę, kad šito mūšio tikrai nelaimės, kaip visada pamėgins pabėgti. Bet mūsų laivų bus tiek daug, kad jiems tiesiog nebus kur bėgti. Ir tada, kai jie įsitikins, kad jūroje nebėra kur pasislėpti, tada jie pamėgins išlipti į krantą ir palikę laivus pradingti sausumoje. Tačiau jie nežinos, kad krante jų lauks mano ir, kaip tikiuosi, jūsų karių pulkai. Tada vienas iš monarchų šypsodamasis paklausė, tu nori kariais apjuosti visą jūrą? Ne, ne visą, o tik tas pakrantės, kur įmanoma išsilaipinti. Tada priėjęs prie žemėlapio pasako, pažvelkite, jei geriau įsižiūrėtumėte, tai pamatytumėte, kad dauguma pakrančių juosia stačios uolos. Ir kadangi ten neįmanoma išsilaipinti, tai jų ir saugoti nereikės. Tik 14 paplūdimių bus reikalingi įsitvirtinusių muškietininkų būriai, kuriems reikės pasitikti į krantą išsilaipinusius piratus. O jeigu jie vietoj išsilaipinimo pamėgins pro sąsiaurį išplaukti į atvirą vandenyną, paklausė vienas iš valdovų.
Tada karalius pirštu parodydamas į maketą pasako: čia ties sąsiauriu, kur baigiasi jūra ir prasideda vandenynas, inkarus nuleidę nepajudinamai stovės 5 didieji kariniai laivai, kurie bus užtvėrę išėjimą iš jūros. Ir jeigu koks piratų laivas bus pakankamai patyręs, kad sugebėtų pabėgti nuo visų tų jį persekiojančiųjų laivų, tai šitie 5 galionai sumals jį į šipulius. Tai puikus planas, pasako vienas iš valdovų, bet tai vis tiek per daug brangu ir visa tai tiesiog neapsimoka. Tada karalius atsako: jie jau nužudė vieną iš mūsų ir jeigu už pralietą karališkąjį kraują nebus deramai atsilyginta, jei nebus aiškiai pasakyta, kad karalių žudyti negalima, tai liaudis gali išdrąsėti ir netgi gali atsirasti tokių, kurie gali išdrįsti garsiai užduoti patį pavojingiausią klausimą. Gali atsirasti tokių, kurie paklaus, ar jiems iš tikrųjų reikalingi karaliai. Tada valdovai truputėlį pamąstę, jam pritardami pasako: tu teisus. Atėjo laikas atsikratyti visų piratų, ypač dabar, kai jų naglas nepaklusnumas tampa vis labiau užkrečiamas. Vis daugiau valstiečių, įkvėpti jų laisvo gyvenimo būdo, reiškia nepasitenkinimą mūsų valdžia. Vis daugiau atsiranda tokių, kurie atsisakė dirbti ir mokėti mokesčius, viską palikę, tiesiog išėję į miškus tampa plėšikais. Kažin ar patys piratai bent suvokia, kokią grėsmę jie iš tikrųjų kelia. Tada visi iki vieno pritarė karaliaus planui ir prisižada jam paskolinti karių ir laivų. Ir vieną dieną, kai viskam buvo pasiruošta, jūroje atsirado labai daug laivų. Ir tada prasidėjo didžioji piratų medžioklė. Karališkojo laivyno laivai, lyg medžioklinių skaliukų būriai, pradėjo po jūrą vaikytis visus sutiktus piratų laivus. Jie be gailesčio į dugną siuntė nugalėtųjų piratų laivus, netgi ir tuos, kurie iškėlę baltas vėliavas bandė pasiduoti. Piratai dar niekada nebuvo matę tiek daug priešiškų laivų viename horizonte. Ir aišku, kad jie iškėlė visas bures, kuo greičiau spruko iš ten, o laivyno laivai sekė jiems iš paskos. Persigandę piratai lėkė visų įmanomų greičių, kokį tik galėjo pasiekti jų laivai. Bet kad ir kaip greitai jie plaukė, karališkojo laivyno laivai vis neatsilikdami sekė iš paskos, pastoviai juos vaišindami iššautų sviedinių salvėmis. Piratai matė, kaip negailestingai triuškinami tie, kurie nesugebėjo pabėgti, ir gerai žinojo, kad jų laukė toks pat likimas. Sprukdami nuo laivyno, persigandę piratai per bortus metė visokius daiktus, kad bent kiek palengvinę savo laivus plauktų dar greičiau, o kai kurie iš jų, kurie dėl patirto siaubo buvo visai praradę viltį, per bortus pradėjo mesti netgi pagrobtąsias brangenybes. Tačiau, kad ir kokie greiti jie buvo, anksčiau ar vėliau jie vis tiek buvo pasivyti ir sudraskyti patrankų sviedinių, o tie piratai, kuriems šiaip netai pasisekė gyviems pasiekti krantą, nežinojo, kad vis tiek buvo pasmerkti, nes ten jų jau laukė gerai įsitvirtinusių šaulių būriai, kuriems buvo įsakyta žudyti visus be pasigailėjimo. Karių buvo atvykę daug daugiau negu reikėjo, todėl perteklinės jų pajėgos užėmė kai kurias pakrančių aukštumas, iš kurių jie patrankomis apšaudydavo priartėjusius piratų laivus. Tie piratai, kurie laikus spėdavo pamatyti, kaip apšaudomi pakrantėje plaukiantys laivai ir kokios gausios artileristų pajėgos jų ten laukia, tai jie iš karto pasukdavo atgal į jūrą, tikėdamiesi, kad ten jiems labiau pasiseks. Tuo metu Darijaus laivas ramiai sau plaukė jūrą, o jo įgula, neįtardama, kad prasidėjo didžioji piratų medžioklė, nerūpestingai leido laiką. Tuo tarpu Darijus savo kajutėje rūšiavo neseniai užgrobtą lobį. Jam reikėjo viską tiksliai apskaičiuoti, kad kuo teisingiau galėtų įgulai padalinti jų grobio dalį. O tada, tarp tų visų papuošalų ir brangenybių, jis atranda visagalę akį. Negali būti, pasako jis, negalėdamas patikėti,
kad tai tas pats medalionas, kurio pagalba jis kadaise tapo nemirtingu. Nuo tada, kai paskutinį kartą jį matė, praėjo šitiek amžių ir jis tikriausiai perėjo per daugybę rankų, bet dabar jis vėl jį atrado. Dabar jis vėl turi atsarginį variantą ir jei tas jį pastoviai smaugiantis, žudantis ilgesys taps visiškai nebepakeliamas, tai jis galės pamėginti medaliono pagalba atšaukti Kasandros užkeikimą ir išsilaisvinęs iš jos amžinojo gyvenimo kerų vėl tapti paprastu žmogumi ir pagaliau iš tikrųjų numirti. Bet tai tik tuo atveju, kai jis tikrai nebegalės daugiau kentėti. O tada ir jo įgula pastebi karališkąjį laivyną. Darijaus laivas buvo vienas iš greičiausių laivų pasaulyje ir jie iškėlė visas bures, lengvai nuo jų atsiplėšė. Supratęs, kad jūroje nebesaugu, Darijus įgulai įsakė plaukti palei krantą ir žvalgytis vietos, kur būtų galima išsilaipinti. Tačiau tik jie labiau priartėjo, juos nuo stataus kranto apšaudė patrankos. Tada Darijus suprato, kad jei čia ir rastų išsilaipinimui tinkamą vietą, tai vis tiek negalėtų išsilaipinti ir įgulai įsakė toliau plaukti pakrantę, labiau nutolus nuo kranto. Blogai pagarsėjęs piratų laivas Kruvinasis kryžius buvo plačiai žinomas tose vandenyse. Žiauri silpnapročių piratų įgula, kuriai vadovavo nusenęs šūdais ir myžalais prasmirdęs girtuoklis kapitonas. Jie pirataudami be priežasties nužudė begalę gerų žmonių ir už tai juos smerkė net ir kiti piratai. Kruvinojo kryžiaus raudonosios burės pasirodžiusios horizonte visada visiems sukeldavo siaubą ir pasišlykštėjimą vienu metu, o dabar išgamų pilnas piratų laivas, kuris kadaise buvo jūrų košmaras, dabar visų greičių spruko nuo karališkojo laivyno, o jame buvę piratai drebėdami iš baimės be paliovos meldėsi velniui. Kruvinojo kryžiaus piratai, kaip ir visi kiti, norėjo plaukti į krantą ir palikę laivą pabėgti, bet senas, debilavotas laivo kapitonas buvo per daug susigyvenęs su savo laivu ir prigrasinęs mirtimi uždraudė įgulai palikti laivą. Jis norėjo kovoti prieš karališkąjį laivyną ir garbingai žūti su savo laivu. Tačiau piratai nenorėjo eiti į dugną paskui seną asilą ir prieš jį sukilo. Kapitonas ir taip buvo gyvas lavonas. Jis seniai sirgo nežinoma liga ir jau kelis metus šiko ir myžo kraujais. Tikriausiai tai dėl palaido gyvenimo, pastovaus alkoholizmo ir paprasčiausios higienos nesilaikymo. Kapitonas suvokdamas, kad greitai padvės, tapo visai nublūdęs, todėl jo įgula jau seniai planavo jo atsikratyti, bet vis nesiryžo. Bet dabar, kai tas senas durnius papjovė karaliaus seserį ir jiems visiems užtraukė karaliaus rūstybę, dabar, kai jis nusprendė kartu su visais nusižudyti, dabar buvo tinkamiausias laikas jį pašalinti. Nors ir gausiai apšaudomas, Kruvinasis kryžius laimingai pasiekė krantą. Tada piratai skubiai į valtis pasikrovė, pasigrobtąsias brangenybes paliko laivą. Greičiau irkluokite, suriko vienas iš jų, nes kai mūsų laivą sumals į malkas, mes turime būti kuo toliau nuo jo. Link kranto plaukiančios valtys taip pat buvo intensyviai apšaudomas, bet iš bangų supamuose laivuose buvusių patrankų kartais pasisekdavo pataikyti į laivą, bet pataikyti į kažką tokį mažą kaip valtis ir dar iš taip toli buvo beveik neįmanoma. Ir Kruvinojo kryžiaus piratai laimingai pasiekę krantą, griebė lobių skrynes ir kaip galėdami greičiau nuskuba tolyn nuo kranto. Tuoj jie pasieks mišką, o jau tada jų jau niekas nebesuras. O tada jų kelią į mišką užtveria pasaloje laukęs karių būrys. Tada piratai suprato, kad vis dėlto nereikėjo palikti laivo. Tada jie suprato, kad papuolė į gudriai paspęstus mirtinus spąstus. Bet gal dar ne viskas prarasta, pamąsto jie, atsisukę atgal ir pasižiūrėję į savo laivą.
gal vis dar įmanoma į jį sugrįžti, ir kaip tik tada sviedinių suvarpytas jų laivas sprogsta į gabalus. Ir tada jiems nebeliko kitos išeities, kaip tik stoti į nelygią kovą su tarpeklį užtvėrusiais kariais. Tačiau muštruotas karių būrys, įsirikiavęs į kovinės atakos liniją, vienu metu iššauna ir visi piratai buvo akimirksniu nukauti. Tada kariai apieškoję kritusiųjų piratų skrynias rado papuošalų su karališkaisiais inicialais ir iš to suprato, kad čia buvo tie patys piratai, kurie nužudė karaliaus seserį. Tuo metu palei krantą plaukiantis Darijus savo akimis pamatė, kai buvo nukauti kruvinojo kryžiaus piratai, ir iš to suprato, kad krante jo laukia pasala. Darijus dar kurį laiką plaukė palei krantą, bet pažiūrėjęs pro žiūroną vis matė naujus jo laukiančius karių pulkus. Ir supratęs, kad nebėra saugaus kranto, komandai įsako pasukti atgal į jūrą. Jam tereikia, tik nepapuolant į laivyno apsuptį, pasiekti vandenyną, o tada jo jau niekas nebepavys. Aišku, Darijui joks pavojus negrėsė. Jis gerai žinojo, kad žuvęs tuoj pat persikūnytų į kitą ir gyventų toliau, bet jis buvo labai prisirišęs prie savo laivo ir susigyvenęs su komanda. Be to, nuskendus laivui, nuskęstų ir visagalė akis, ir jis vėl nebeturėtų kitos išeities. O tada, kai jie sėkmingai perplaukė beveik visą jūrą ir kai iki vandenyno buvo visai nebetoli, Darijus pamato labai daug vandenyje plūduriuojančių laivų nuolaužų. O kai jie beveik pasiekė vandenyną, Darijui tampa aišku, kodėl čia tiek daug nuolaužų. Jie pamatė, kad išėjimą į vandenyną saugo 5 didieji kariniai laivai. Tada visiems iš nevilties nusvyra rankos. Dabar jau tikrai viskas baigta. Pro barikadą jie niekaip neprasibraus. Tačiau Darijus nepasiduoda panikai ir pro žiūroną stebėdamas priešų laivus kažką mąsto. O tada jis pamato kitą piratų laivą, kuris vis dėlto ryžosi prasiveržti pro laivų blokadą. Geriau įsižiūrėjęs, Darijus jį atpažįsta. Tai buvo didysis piratų laivas, visiems žinomas kaip Juodasis karstas. Bet tik Juodasis karstas prisiartino per patrankos šūvio atstumą, jis iš karto buvo sudraskytas patrankų sviedinių. Ir tai dar labiau demoralizavo Darijaus įgulą. Jeigu net Juodajam karstui nepasisekė prasibrauti, tai mums tikrai nėra jokių šansų, panikuodami kalbėjo jie ir siūlė kuo greičiau laivą pasukti atgal. Tačiau Darijus neskubėjo pasiduoti. Jis vis įdėmiai stebėjo karališkuosius laivus ir juos analizuodamas ieškojo bet kokios galimybės. Jis žinojo, kad jo ilgametė patirtis būtinai jam pašnabždės tinkamiausią sprendimą. O kol jis per žiūroną apžiūrinėjo laivus, įgulai įsakė saugiu atstumu plaukti pirmyn ir atgal palei priešų barikadą. Darijus stebėdamas priešų laivus matė, kaip jie įdėmiai stebi jo laivą ir dar matė, kai jiems truputėlį priartėjus, karaliaus laivų kapitonai klausiamai sužiurdavo į vidurinįjį laivą, laukdami tolimesnių nurodymų. Viskas aišku, tyliai sumurma Darijus. Viskas yra taip, kaip aš ir galvojau. Vidurinysis laivas yra pagrindinis ir tik jis gali kitiems atiduoti komandą. Jeigu tik kaip nors išeitų iš rikiuotės išvesti vidurinįjį laivą, tai kiti laivai, likę be admirolo, nežinotų, ką daryti toliau. Ir per tą laiką, kol jie išsiaiškintų, katras iš jų yra sekantis vyriausiasis kapitonas, būtų galima, pasinaudojus sumaištimi, pamėginti prasmukti. Darijus keletą valandų per žiūroną stebi priešų pagrindinį laivą, vis svarstydamas įvairiausius variantus, tačiau tinkama mintis jo taip ir neaplanko. O tada jis prisimena triume sėdinti belaisvį. Jis atsimena, kaip jis lygtais kažką minėjo, kad yra admirolo sūnelis. O jeigu jis nemelavo, jeigu jis tikrai yra tas, kas sakosi,
Tada Darijus įsakė belaisvį pririšti prie stiebo ir kuo aukščiau, kad priešų laivuose esantys kapitonai tikrai jį pamatytų. Kas žino, gal vienas iš jų tikrai yra jo tėvas, o tada įsako pasukti laivą į barikados pusę. Tuo metu pagrindiniame laive esantis admirolas pro žiūroną stebi link jų artėjantį laivą. Jam truputėlį keista, kad toks mažas laivas, kuris neturi jokių šansų, taip užtikrintai plaukia į neišvengiamą žūtį. Nesvarbu, jau greitai jie priplauks patrankų sviedinių pasiekiamą vietą ir su jais bus baigta. Tuoj admirolas nuleis iškeltą ranką, taip atiduodamas komandą atakai, o tada jis pastebi, kad viena iš beatplaukiančio laivo burių kažkodėl neiškelta. Tada geriau įsižiūrėjęs pamato, kad viena burė neišskleista, nes ten pririštas kažkoks žmogus, o dar geriau įsižiūrėjęs sunerimęs sušunka: Ne, tai neįmanoma, to tiesiog negali būti, ten juk jo sūnus. Bet kaip jis ten atsirado, nieko nesuprasdamas sumurma jis. Admirolas per žiūroną vis žiūrėjo į laivą, o visi kiti žiūrėjo į jį, nesuprasdami, kodėl vis dar neduodamas atakos signalas. Tada arčiau prie admirolo priėjęs padėjėjas mandagiai pasako: Sere, piratų laivas jau mums pasiekiamas. Žinau, rūsčiai atsako admirolas, netitraukdamas žvilgsnio nuo piratų laivo. Sere, visos patrankos užtaisytos ir nutaikytos, toliau įkyri padėjėjas. Žinau, pasikartoja admirolas, bespoksodamas į nukryžiuotąjį sūnų. Darijaus laivas jau neišvengiamos mirties zonoje, tačiau į juos vis dar niekas nešaudo. Tikriausiai planas suveikė ir tas, kuris turėjo duoti atakos komandą, pamatė tai, ką turėjo pamatyti, ir jiems kelias laisvas. O gal jie tik nori juos arčiau prisileisti, ir gal tuoj pasigirs kurtinantis patrankų šūvių triukšmas ir iš dangaus pasipils viską naikinanti sviedinių kruša. Jie vis artėja, o apšaudymas vis neprasideda. Ko jūs laukiate? Be prarasdamas kantrybę, nebe taip mandagiai surinka padėjėjas. Duokite įsakymą, kol jie nepriplaukė per daug arti ir kol jų laivo sprogimas dar negali mūsų pasiekti. Tačiau admirolas, jį vis ignoruodamas, spoksojo tik į savo sūnų. Jie jau labai arti. Jie taip arti, kad net buvo galima be žiūrono įžiūrėti priešų laivų deniuose buvusių karių veidus. Tačiau vidinė Darijaus ramybė įkvėpė ir visus kitus, ir jie drąsiai plaukė pirmyn. Ko jūs delsiate? Surinka padėjėjas. Tada pamatęs ant piratų laivo stiebo pririštą jaunuolį, kažką supratęs paklausė: Ar tai viskas dėl jo? Tu neduodi įsakymo, nes tas jaunuolis tau kažką reiškia? Taip, tai mano sūnus, nenoriai prisipažįsta admirolas. Tuo metu Darijaus laivelis, įkišęs pirmagalį, jau spraudžiasi tarp barikadą laikančių laivų. Jis jau plaukia tarp jų. Tuo metu padėjėjas admirolui rėkia: Jūs privalote duoti įsakymą, kol dar ne per vėlu. Aš negaliu to padaryti, atsako tvirtai apsisprendęs admirolas. Aš negaliu atiduoti tokio įsakymo, kuris pražudytų mano sūnų. Karaliaus įsakymas svarbiau už tavo sūnų. Karaliaus įsakymas svarbiau už mus visus, surinka padėjėjas. O tuo metu mažytis Darijaus laivelis nedrąsiai vis plaukia tarp milžiniškų galionų, o juose buvę kariai, pasiruošę bet kada iššauti, sulaikę kvėpavimą, laukė įsakymo ir akylai stebėdami pro šalį plaukiantį laivą, sulig juom suko į jį nutaikytas patrankas. Tada padėjėjas nurimsta ir nustatęs oficialų toną pasako: Jeigu jūs atsisakote vykdyti karaliaus įsakymą, tai dėl susiklosčiusių aplinkybių aš esu priverstas perimti jūsų pareigas. Tuo metu Darijaus laivas jau beveik baigė praplaukti barikadą, o admirolas, norėdamas jam išlošti dar bent šiek tiek laiko, pabando užkalbėti padėjėjui dantis. Suprantu tave, atsako admirolas. Tu juk seniai troškai iškilti.
Tau juk iš tikrųjų nusispjauti į karaliaus įsakymą. Tu tiesiog savo pamatei puikią progą. Tu supratai, kad tai tavo ilgai lauktas šansas, tavo kartą gyvenime pasitaikanti auksinė galimybė. Aš tave suprantu, tu, kuris ilgus metus, netausodamas savęs uoliai tarnavai, tu, kuris visada troškai iškilti pareigose, bet taip ir likai nepastebėtas, tu, kuris matei, kaip kapitonais paskiriami kiti, galbūt ir mažiau vertesni, bet užtat su įtakingomis visas duris atveriančiomis pavardėmis. Tu, kuris šitiek stengėsi ir tikėjaisi, kol tapai per senas ir niekam nereikalingas, pagaliau ir tu sulaukiai savo galimybės. O tuo metu Darijaus laivas, laimingai kirtęs barikadą, įplaukė į vandenyno vandenis, o admirolas vis jį stebėdamas, kaip galėdamas tempia laiką. Sveikinu tave, pasako jis padėjėjui. Jei dabar viską padarysi taip, kaip reikia, tai gal tau ir pasiseks teigiamai užsirekomenduoti ir gal kada nors gausi progą tapti kokio nors sutrūnijusio laivo kapitonu. Bet žinok, kiti kapitonai niekada tavęs negerbs net ir tavo paties įgula. Užtenka, surinka padėjėjas, tu ir taip per ilgai mane sugaišinai, uždarykite jį kajutėje, įsako jis kareiviams. Tik pamėginkite mane paliesti ir būsite pakarti už maištą laive, surinka admirolas, bebandydamas išlošti dar šiek tiek laiko. O jei nevykdysite mano įsakymo, tai būsite pakarti už pagalbą piratams, surinka padėjėjas. O tuo metu Darijaus laivas, smagiai skrosdamas vandenyno vandenis, nuo jų vis tolo. Pagaliau perėmęs vadovavimą, admirolo padėjėjas nieko nelaukdamas iškelia ranką ir sukdamas į viršų rodomų pirštų, įsako laivui apsisukti ir pradėti persekiojimą. Taip pat liepia dar vienam laivui prisidėti ir plaukti kartu su juo, o likusiesiems 3 laivams įsako pasilikti ir toliau laikyti barikadą. Piratų laivas Kasandra vis plaukė, ir kai jie nuplaukė pakankamai toli, ir kai jie jau patikėjo, kad košmaras pagaliau baigėsi, kai visi pradėjo džiaugtis ir pagiriamaisiais šūksniais sveikinti savąjį bebaimį kapitoną, tada jie pamatė iš paskos parsivejančių laivų bures. Darijaus laivas buvo greitesnis už tuos didelius gremėzdiškus laivus, bet jie turėjo daugiau burių ir esant palankiam vėjui taip pat galėjo greitai plaukti. Ir kad ir kiek Darijaus laivas beplaukė, įkyriai jį sekantis karaliaus laivai vis neatsiliko. Dėl pastoviai pertemptų burių jos visą laiką plyšo, kurios nelėtinant plaukimo greičio iš karto buvo keičiamos kitomis. Kadangi Darijaus laive buvo mažiau jūreivių, tai ir burių pakeitimas ilgiau užtrukdavo, kitaip nei karaliaus laivuose. Ir po ilgo, daugiavalandinio įtempto persekiojimo jiems pasisekė priartėti per patrankos šūvį. Ir tada prasidėjo persekiojimas su apšaudymu. Intensyviai apšaudomas Darijaus laivas vis plaukė nemažindamas greičio, o dėl stipriai pertemptų burių perlinkę stiebai garsiai braškėjo ir rodėsi, kad tuoj nulūš. Bet kitos išeities nebuvo, nes bent kiek sulėtintas plaukimo greitis buvo tolygus neišvengiamam sunaikinimui. Darijus vis stebėdamas jį persekiojančius laivus vis bandė atspėti į jį iššautų sviedinių trajektoriją ir vis stengėsi plaukti taip, kad priešų laivai visada būtų tik jo užnugaryje. Ir todėl priešams buvo labai sunku pataikyti į jo laivo korpusą. Tada admirolo padėjėjas, matydamas kaip piratų laivelis mikliai išsisukinėja nuo į jį lekiančių patrankų sviedinių, nusprendžia pakeisti kovos taktiką. Jis įsako nukreipti patrankas šiek tiek aukščiau ir stengtis pataikyti į jo bures, kad su suplyšusiomis burėmis jis nebebūtų toks greitas. Burės buvo plačios ir į jas lengva buvo pataikyti, daug lengviau nei į laivo korpusą. Tuo metu admirolo sūnelis, kuris visų užmirštas, vis dar kabėjo pririštas prie stiebo ir matydamas pro šalį švilpiančius patrankų sviedinius, persigandęs klykė visą gerklę.
Prakiurus burėms, Darijaus laivo greitis ir manevringumas ženkliai sumažėjo ir jis jau nebeatrodė toks nepavejamas. Darijaus laivas, nors ir su kiauromis burėmis, vis plaukė pirmyn ir iš paskutiniųjų stengėsi laikyti atstumą. Tačiau priešų laivai jį prisivijo ir išsiskyrę į šalis pradėjo jį apšaudyti iš skirtingų pusių. Ir Darijui nebeišėjo daugiau jų abiejų už savęs laikyti. Ir kad ir kaip jis nenorėjo, kad priešų laivas atsidurtų jam iš šono, tai vis tiek įvyko. Ir dabar Darijaus laivas buvo apšaudomas ne tik iš galo, bet ir iš šono. Iš greta plaukti įsitaisiusio laivo šoninių patrankų prasidėjo intensyvus apšaudymas ir dėl kryžminio apšaudymo Darijaus laivas buvo pradėtas malti į šūdą. Visi Darijaus laive persigandę bėgiojo, panikavo, bandė kur nors pasislėpti. Kažkas iš jų apsimyžo, kažką ištaškė patrankos sviedinys, kažkas paslydo ant išdribusių žarnų, kažkas tai pamatęs apsivėmė, o kažkas sprogimo bangos buvo išstumtas už borto. Visi ėjo iš proto, tik tais vienintelis Darijus, kuris negalėjo numirti, narsiai stovėjo prie šturvalo ir iš paskutiniųjų bandė visus išplukdyti. Apšaudomas iš visų patrankų, Darijaus laivas buvo kiaurai varstomas iš visų pusių. O generolo sūnelis, kuriam iš viršaus gerai buvo matyti visas chaoso mastas, vis nesiliaudamas rėkė iš siaubo. Tuo metu Darijus vis stengėsi iš apsupties išplukdyti savąjį laivą. Tada ir antrasis priešų laivas įsitaisė šalia pirmojo ir dabar jie abudu atakavo Darijaus laivą iš šono. Darijus pamatęs, kad abudu laivai suplaukė į krūvą, staigiai pasuka į šoną, vėl į juos atsukdamas laivūgalį ir taip vėl tapdamas jiems sunkiai kliudomų taikiniu. Ir kol didieji laivai nerangiai pasisuko, Darijus išlošė truputį laiko ir spėjo šiek tiek nuo jų atsiplėšti. Tada jis įsakė į valtį sumesti suplyšusias bures ir jas padegus tempti valtį paskui laivą. Paskui laivą tempiama, smarkiai dūmijanti valtis už savęs sudarė didelę tirštų dūmų užsklandą ir todėl iš paskos plaukiančių laivų artileristams buvo sunku matyti Darijaus laivą. Tačiau Darijus suvokė, kad tai tik laikina pergalė, kad norint nuo jų atsiplėšti, reikia kai ko daugiau. Tada jis sumanė klastingą planą. Pusei iš išlikusiųjų įgulos vyrų liepė leistis į triumą ir semti vandenį bei lopyti šūvių išmuštas skyles, o kitiems įsakė visas denyje buvusias patrankas pertempti į laivūgalį. Tada jas visas nutaikė į vieną tašką ir užmaskavo uždengdami burėmis. Jie visi pasislėpė laivo triume, kad laivas atrodytų taip, lyg būtų visų paliktas. Tada Darijus per šūvio išmuštą skylę pamatęs atplaukiantį priešų laivą, įsako nutraukti triukšmingus korpuso taisymo darbus, kad nieko blogo neįtariantys priešų laivai priplauktų kaip galima arčiau. Ir kai jis buvo kaip tik ten, kur reikia, Darijus uždega nuo patrankų nuvestą šniūrą. Ir kai šniūras sudegė, visos patrankos iššovė vienu metu ir jų sviediniai priešo laivo priekyje išmušė didžiulę skylę. Tada jų triumą akimirksniu užliejo vanduo ir jie pradėjo labai greitai grimzti. Tuo metu Darijus įsako nukirsti inkaro lyną ir kuo greičiau iškėlus visas likusias bures visų greičių plaukti tolyn. Antrasis priešų laivas vietoj to, kad toliau persekiotų Darijų, pradėjo gelbėti skęstančiojo laivo įgulą. Ir nors Darijaus laivo persekiojimas buvo baigtas, apšaudymas vis dar tęsėsi. Denyje buvę artileristai iš paskutiniųjų bandė pataikyti į vis tolstantį piratų laivą. Darijaus laivo korpusas buvo skylėtas lyg sūris, suvarpytas bures vos begalėjo išpūsti vėjas, o dėl beužtvinstančio triumo jie vilkosi lėtai lyg vėžlys. Tačiau jis vis tiek po truputį vis tolo ir iššautų priešų patrankų sviediniams vis sunkiau sekėsi jį pasiekti. O tada, kai visi manė, kad viskas baigta, kai apšaudymas nebeturėjo jokios prasmės, iš vienos patrankos iššautas paskutinysis šūvis, pralėkęs rekordiškai ilgą atstumą, 100% atsitiktinumo dėka
pataikė tiesiai į Darijų ir iš piratų laivo kapitono nieko neliko. Darijui žuvus, jo siela iš karto persikūnijo į kitą žmogų ir kadangi tarp tų visų likimo suluošintų ir kovose sužalotų žmonių admirolo sūnelis buvo pats sveikiausias, tai Darijus persikūnijo į jį. Nors visus labai demoralizavo jų kapitono mirtis, liūdėti nebuvo kada. Nuo šturvalo patraukę tai, kas liko iš Darijaus ir perėmę laivo valdymą, jie plaukė toliau. Ir nors be paliovos aidėjo laivą taisančių plaktukų poškėjimas ir be sustojimo buvo semiamas vanduo, jų laivas vis grimzdo ir grimzdo. Ir kai pagaliau tapo aišku, kad laivo išgelbėti nebepavyks, buvo priimtas sprendimas jį palikti. Visi ėmė ruoštis palikti laivą, kažkas iš jų į vandenį nuleido valtį, kažkas pasirūpino maisto ir vandens atsargomis, dar kažkas pasirūpino ginklais, o tas, kuris neseniai buvo praradęs akį, prieš palikdamas laivą, norėjo dar bent kaip nors atsikeršyti. Admirolo sūnaus gyvybė buvo netokia svarbi kaip jų kapitono, bet tai vis šis tas. Tada jis, kad privilioti kuo daugiau ryklių, į jūrą pradėjo mesti žuvusių komandos narių kūnus. Visi kiti, kurie kuo greičiau norėjo palikti laivą, pradėjo jį atkalbinėti. Palik jį, kalbėjo jie. Mums ir taip mažai laiko, tegu lieka čia ir paskęsta kartu su laivu. Bet kraujo trokštantis vienakis apie tai net nenorėjo girdėti. Ne, aš jo taip nepaliksiu, pažiūrėkite į tai, suriko jis, rankomis rodydamas į sudaužyto laivo liekanas. Mes pergyvenome tokį mūšį. Šitiek daug mūsų draugų žuvo, o ant jo nė įbrėžimo. Ir iš visų stiebų stovėti liko būtent tas stiebas, prie kurio jis buvo pririštas. Jis tiesiog tikras laimės kūdikis. Aš šventai įsitikinęs, kad jį saugo kažkokie čigoniški burtai. Ir todėl aš pats jį atiduosiu rykliams, kad tikrai įsitikinčiau, kad už mūsų kapitoną bus atkeršyta. Ryklių ilgai laukti nereikėjo, tik pajutę kraujo skonį, jie iš karto gausiai susirinko. Darijus gerai žinojo, kad jei ir mėgintų jiems kažką įrodinėti, tai jom vis tiek niekas nepatikėtų, ir todėl jis nieko nesakydamas, tik traukdamasis nuo į jį atstatyto kardo ašmenų, atbulas ėjo lenta. O kai priėjus lentos galą nebebuvo kur daugiau trauktis, vienakis plačiai užsimoja ir taikydamasis nurėžti jam galvą ryžtingai kerta, o Darijus, vengdamas ašmenų, stipriai atsilošia ir kardas prašvilpia jo neužkliudydamas, tik pačių ašmenų galiuku nestipriai įbrėždamas jam į smakrą. Tačiau Darijus per daug atsilošė ir praradęs pusiausvyrą nebegalėjo išsilaikyti. Jis dar bandydamas kažką padaryti, griebdamasis už beleko, nutveria už priešais jį stovinčio pirato durklo rankenos. Ir jį išraudamas iš dėklo, aukštielninkas įkrenta į rykliais knibždančius vandenis. Ir jo gausiai iš smakro tekantis kraujas iš karto atkreipia visų ryklių dėmesį. Darijus galėjo leistis ryklių sudraskomas. Jis gerai žinojo, kad persikūnijęs į kitą kūną gyvens toliau, bet jis nenorėjo iššokdamas pražudyti kurį nors iš savo komandos ir todėl jis nusprendė kovoti. Darijus nelabai mėgo naudotis magija. Jis net neatsimena, kada paskutinį kartą buvo atsivertęs burtų knygą, tačiau jis vis dar labai gerai prisiminė povandeninio kvėpavimo magiją. Taip pat jis žinojo dar keletą jėgas ir reakciją sustiprinančių užkeikimų. Ir magijos dėka sustiprinęs savo kūną, Darijus drąsiai puola jį puolančius ryklius. Žaibiškai greitai jį puolantys rykliai jam rodėsi lėti ir nerangus, lyg kokios pievoje besiganančios karvės. Ir kai tik kuris iš ryklių prie jo prisiartindavo, jis akimirksniu išbadydavo jam akis, nes taip buvo greičiau ir paprasčiau nei visiškas nužudymas. Rykliai jį vis puolė, o Darijus juos vis žalojo. Tuo metu rykliai su išbadytomis akimis, nieko nematydami, plaukiojo aplinkui. Ir kai du tokie rykliai susidurdavo, tai nežinodami į ką atsitrenkė, puldavo vienas kitą kandžioti. Darijus grakščiai išvengdamas visų jį puolančių ryklių nasrų, lyg koks arenoje prieš bulių kovojantis matadoras, visus juos badė ir pjaustė.
Ir kuo daugiau jis juos žalojo, tuo daugiau kraujo aplinkui buvo ir tai pritraukė dar daugiau ryklių. Tuo metu laivą paliekanti Darijaus įgula pradeda į valtį krauti lobius ir nors valtis, kurioje buvo deginamos burės, vis dar atrodė pakankamai tvirta ir rodėsi, kad ji tikrai turėjo išlaikyti. Tada stačiai pastatyta lenta žemyn nuslydusi skrynia, stipriai atsitrenkdama į dugną, sudaužo išdegusią valtį ir pro išmuštą skylę prasmenga dugnan. Tuo metu po vandeniu su rykliais kovojantis Darijus kaip tik pamato tą skęstančią lobių skrynę ir ją pagriebęs sugrūda tiesiai į jį plaukusio ryklio nasrus. O piratai turėjo dar vieną valtį, bet dabar jie buvo daug atsargesni ir į paskutinėje savo valtį skrynes krovė daug švelniau. Pamatęs, kad jo įgula paliko laivą, Darijus išneria atgal į paviršių ir sugrįžęs į laivą iš karto nusileidžia į kajutę, tikėdamasis, kad jo medalionas vis dar ten. Tačiau jo neradęs, suprato, kad visagalę akį kartu su kitomis brangenybėmis pasiėmė laivą palikusi įgula. Per žiūroną pažvelgęs į tolstančią valtį, sumurmėdamas pasakė: "Godūs kvailiai, per daug perkrovė valtį, nemanau, kad jie šitaip toli nuplauks." Laivas vis grimzdo ir galiausiai visiškai nuskendo, o Darijus, užsilipęs ant triumo dangčio, panaudoja jį vietoj plausto. O po kelių dienų jį išgelbėja pro šalį plaukęs pirklių laivas. Kai admirolo sūnus, sveikas ir gyvas, sugrįžo namo, žinia apie jo netikėčiausią išgyvenimą greitai pasklido apylinkėse. Visi tiesiog buvo sužavėti laimingai pasibaigusią jo istoriją, o karalius jam net ordiną užkabino. Tapęs didvyriu, Darijus toliau gyveno kaip admirolo sūnus. Tai labiau apsimokėjo nei paprastas piratavimas. Garsi pavardė ir karaliaus suteiktas ordinas jam atvėrė visas duris, o jo per tūkstantmečius sukaupta visapusiška patirtis visiems kitiems įrodė, kad jis tikrai yra šio to vertas. Jo karjera žaibiškai šovė aukštyn. Neilgai trukus jis jau buvo laivyno kapitonu, o šiek tiek vėliau tapo admirolu, o po daugelio metų, kai sveikata nebeleido plaukti į jūrą, jis tapo gubernatoriumi. Vieną kartą po daugybės metų Darijus sužinojo, kad miesto aikštėje bus pakartas senas vienaakis piratas. Atėjęs pasižiūrėti, jis pamatė kažkokį neatpažįstamai susenusį žmogų, kurį atpažino tik pagal senus randus ir tatuiruotes. Tada Darijus, pasinaudodamas savo kaip gubernatoriaus įtaką, nutraukė egzekuciją ir pasirašęs malonės dokumentą, įsakė senį paleisti. Nesuprasdamas, kodėl buvo pasigailėtas, senas piratas priėjęs prie Darijaus paklausė: "Gal mes buvome kada susitikę?" Tada Darijus ištraukia durklą ir grąžina jį seniui. Vienakis, atpažinęs savo seniai prarastą ginklą, apstulbęs pasižiūri į gubernatorių ir suvokęs, kas priešais jį stovi, nustebęs paklausė: "Tu tada išgyvenai? Bet kaip? Juk ryklių buvo šitiek daug." "Na, tu juk sakei, kad aš laimės kūdikis", atsako jam Darijus. "Bet kodėl tada manęs pasigailėjai?" nieko nesuprasdamas paklausė jis. "Aš noriu sužinoti, kas atsitiko su jūsų lobiais", atsako Darijus. "Mane domina tarp jų buvęs vienas medalionas. Palikę laivą, mes dar 14 dienų pradreifavome jūroje", pradėjo pasakoti senis. "Ir kai pasibaigė visos vandens ir maisto atsargos, kai atrodė, kad to jau visi mirsime, mes pagaliau pasiekėme krantą. Tačiau tai buvo menka paguoda, nes mūsų valtį išplukdė į dykumos pakrantę. Užkasę didžiąją lobių dalį, patraukėme ieškoti pagalbos. Mes ėjome ir ėjome, bet kad ir kiek benuėjome, niekaip negalėjome rasti nei vandens, nei maisto. Tada kai kurie iš mūsų pradėjo mirti nuo išsekimo. Nepajėgdami panešti kritusiųjų draugų su savimi pasiimtą grobio dalį, tiesiog palikome tenais. Mes tikėjomės, kad greitai galėsime sugrįžti ir viską susirinkti. Tik patys stipriausiai iš mūsų ir tik tie, kuriems užteko proto palikti su savimi pasiimtą auksą, sugebėjo palikti dykumą, o kai paskiau sugrįžome, tai nesugebėjome nieko rasti.
nes viskas buvo užpustyta smėliu. Ir jeigu tau reikalingas tas medalionas, tai tu turi jo ieškoti toje bekraštėje dykumoje.